Sveiki visi, su jumis ir vėl sveikinasi Gyva jaunuomenė. Šiandien mes kalbėsime apie kultūrą. Kultūros sąvoka išties yra labai plati ir apima daug sričių, o mes pabandysime panagrinėti nuo pat paveldo iki pat palikimo. Ir pirmą, pažiūrėkime, ką apie Lietuvos kultūrą mano pakalbinti žmonės mieste. Kokią jūs kultūrą pastebit Lietuvoje, kuo mes išsiskiriam, ką turim? Iš kultūros pusės galiu pasakyti, kad labai įdomus pas mus yra miksas to seno, dar likusio sovietinio mąstymo ir tos labai stiprios vakarų kultūros, kurie sunkiai prilimpa, bet kažkiek sekasi, nežinau. Šiaip labai didelis skirtumas, kaip sakant, yra tarp jaunesnių ir vyresnių žmonių. Tai nežinau, ką čia dar apie tai. Tai manot, kad galbūt daugiau turėtume minti iš vakarų tos kultūros? Ar savo kažkokią netgi atskirą kažkokią? Galvočiau gal savo atskirą, nes dabar, kai tiek daug iš vakarų imama ir yra prarandamas savas lietuviškas tas identitetas, bet tie žmonės, kurie bando jį išlaikyti, ne taip. Ta prasme, tie visi tradicijų laikymai, ten lietuvinimas kalbos, kaip jie daro, yra per griežtas ir ypač jaunam žmogui, neįsiminsi galvą ir tiesiog priešinsis, nes per daug verčiama. Let me ask you, from where are you? We are from Slovenia. Slovenia, okay. And what are Slovenians' culture? What you can tell us, what is the main point, what you have in Slovenia? Well, our historical background is that we were part of Austro-Hungarian Empire. So culturally we are Catholic. We are part of Central Europe. And what else? You are poet. That's important because we're such a small country. We didn't establish ourselves in a classical political way, but through culture. So poets were also very important for the formation. Very nice. And writers. We were part of Yugoslavia after the First World War, and then we separated in 91. So then, we are now part of EU. Nice. So, you show your country as a poet. In Lithuania, we say that it's a basketball country. So, can you say that it's something like that? It depends who you... We are rivals in basketball. More often I think you won, but sometimes we won as well. Okay, thank you. Regarding sport, we are a skiing nation more. So we are known for skiers. Okay. And now for bicycle. Bicycle, Primož Roglič, and both were winners of Tour de France. The other one is, shame, I forgot the name of the other bicycle driver. Don't show this in Slovenia. We won't. Okay. I can promise. Can you tell us what culture are in Germany? What is the main? We know about beer, what else? I think it's a difficult question because what is culture? Yes. And I think also it's very different in the different areas in Germany because I'm living in quite the north of Germany, and I think we have a completely different culture than in the south of Germany. So I think people acting a little bit different. So maybe in the south they're more open and more welcoming than in the north. But I think people say people in the north are quite cold and not very welcoming. But I have the feeling when you get to know them, they're also very friendly and very welcoming people. They just do it on another. They express this different.
Yeah, I think there's like also you can have a look on culture from so many different perspectives. So I mean, Yes, there's yes. culture of food, of Yes. clubbing, of how you're doing your life, of living, and so on. Yes. So you think that Germany's culture is more like Germany's national, or it's more worldwide? From the West come some aspects. I think it's more like really open-minded, and like I think we have a similar culture to like the whole Europe sphere, and I also think that people from Germany are not quite proud of being a German, and also it's not that you really express that I'm a German because of our history. I think it's quite difficult to do that, and so far we don't have this national proud. I would say, like here in Lithuania, I really noticed that you can see everywhere the Lithuanian flag, and I think it's quite beautiful for me, and I like it, but I cannot think about that in Germany. It would be really weird, and always when I see a German flag in Germany, it's like, okay, it's like, why do you have that? It's questionable, kind of. Lietuvoj manot, kad iš tos kultūros turime mes tokią savo. Tautinės juostas. Gerai. Kokių dar galbūt turit pavyzdžių? Sutartinės, ilgos muzikos. Nežinau, labai sunku taip greitai. Nežinau, tokia demokratiška kultūra, ką sakyti. Tokia, daug maž progresyvi, sakyčiau. Imamės tos kultūros šiek tiek iš vakarų, manot? Nu, iš Europos jau tiesiog. Ką galiu sakyti toliau? Iš Europos daugiausiai įimam. Ką sakyčiau? Aha, Sunku pasakyti tiesiog. Savo kažką mes dar turim išlaikę, ar jau taip manot, kad labiau tas nustumta į šoną? Nežinau, man atrodo, susilaikėm mūsų tą kultūrą, bet daug pasiėmėm iš Europos. Aišku, aš pats nemažai gyvenau užsienyje, tai gal aš ne taip taip prisijungiau su čia Lietuvos kultūra. Galbūt netgi galite ir pakomentuoti skirtumus, kuo Lietuvos kultūra skiriasi nuo praeitų laikų, nuo šių. Nu viskas, aišku, buvo daug santūriau. Visai vertybės buvo kitos. Tuo labiau, kad taip ilgai buvom okupuoti, suvaržyti. Dabar žmonės laisvi, aišku, jie galimybių turi daugiau plėstis. Aišku, visko yra ir gero, ir blogo, bet aišku, galima ir džiaugtis daug kuo. Bet mes jau sunkiai. Tas laisvumas mums irgi nelabai. Taip, mes tarsi šiek tiek ir prarandam to lietuviškumo, šiek tiek tradicijų, kultūros. Ta mūsų dabartinė kultūra atrodo šiek tiek paimta svetima jau. Taip, viskas dabar labai susimaišė. Nebėra. Tautų dabar nebėra. Taip, viskas globalu. Taip. Gerai, ačiū Jums labai. Gražios dienos. Na štai. O kaip Jūs manot, kiek mes turim tos savitos kultūros čia Lietuvoje, kuo skiriamės nuo kitų šalių? Tai labai, man atrodo, taikliai pats pirmas žmogus, kuris atsakinėjo, pasvėrė, kad yra pas mus ta tokia sankryža kultūros, kuri buvo prieš tai, kas vadinama sovietizacija, ir tas, kas ateina dabar iš vakarų. Ir manau, Lietuva dabar mūsų yra tokioje kryžkelėje, kur mes bandom kažką savo atrasti, nors įtaka dabar iš vakarų yra didžiulė, galbūt net didesnė negu kažkada buvo iš sovietinių tų laikų, nes bent mūsų tėvų amžiaus žmonės labai dažnai prisimena, kad
daugiau lietuviškų žodžių būdavo, daugiau lietuviškų pavadinimų būdavo, negu kad dabar, pavyzdžiui, Vilniui einant pamatysi tų lietuviškų parduotuvių pavadinimų ar net muzikos grupių, visur labai jaučiasi ta įtaka iš vakarų. Jo, esam žymiai globalesni ir internacionalesni negu bet kada anksčiau dabar. Bet man tai sakyčiau, kai kalbam apie kultūrą, aš skirčiau tokius 2 sluoksnius, ta prasme, jeigu mes kalbam apie tai, ką turim savito. Vienas dalykas yra ta aukštoji kultūra, kuri nėra masinio vartojimo, bet kuri yra tam tikrą prasme išskirianti irgi mūsų pasaulio kontekste. Tai man gal pirmiausia tiesiog ateina į galvą koks Čiurlionis, panašaus kalibro dailininkai, kompozitoriai, architektai, kurie, iš tikrųjų yra sukūrę kažką tokio, savito, ką mes galim parodyti galerijose, parodose ir pagal ką mus atpažintų. Ir yra tas tokia labiau gal masiškesnė kultūra, kas yra, kaip ir minėjote, sportas kažkoks, kuris populiarus Lietuvoje, mūsų dainų šventės, cepelinai, šaltibarščiai, kas yra toks bendras kultūrinis, toks masinis paveldas, kuris yra žymiai toks populiaresnis, platesnis, daugiau visiems žinomas, tačiau galbūt jo nepristatysi kažkokiuose parodose ar panašiai. Kaip man atrodo, yra to sovietizmo dar daug pas mumis? Tikriausiai, nes šiaip, kiek mes akademijai mokėmės, kad labai daug tų kūrėjų mūsų, kur buvo iš 20 pabaigos, tie, kurie kūrė tą savo meną, jie turėjo kurti per jie sovietinio to naratyvo. Tai daugelis kūrinių gavosi apie kultą ir tie visi kiti, jie šiaip buvo labai slapti. Dažniausiai pasirodydavo arba kaip knygos išspausdintos, arba kaip kūriniai tik tai pogrindyje. Ir daugelis tikrai netgi spėjau, kad net atėjus nepriklausomybei daugelio kūrinių nežino, ten kokios Jolijos jūros arba Zimblytės tam paveikslų nėra matę iš tikrųjų. Tai irgi va čia sunku labai sakyti ir tas šiaip, kad menas yra dažniausiai bangomis, kad tu sakai kažkokį dada ten arba išsivadavimas koks nors ir tada tai įtakoja tą tavo kryptį tą visą ir tada tavo kūriniai jie tą atspindi, tai tu negali tiesiog taip imti šokti, tada gaunasi, kad tik Čiurlionis labai iššoko iš to savo laikotarpio, pas mus nieko tokio panašaus nekūrė ir pasaulis yra irgi, man atrodo, tik tai vienas vokietis dailininkas irgi panašiai yra kūręs, toks, kad būtų visiškai autentiškas. Tai tokio pakartoti negali 100 kartų su visais. Tai gal čia tuo išsiskiria, tu negali taip pasakyti, čia tie labai sovietiniai nešinys, jie turėjo savo tą ir temas, su kuriomis išėjo ir tiesiog tas laikmetis tave apipavydalina. Šiaip man ką ir norėjau pasakyti, kad dabar labai dažnai, tą patį Justiną Marcinkevičių norėjau nurašyti kaip tipo sovietinį poetą, nes žmonės tuo laiku kūrė, bet tuo laiku irgi kažkoks buvo lietuviškas identitetas. Negalima sakyti, kad jeigu tuo laiku kūrė, čia viskas mūsų sovietinė praeitis, nuėmom nuo Žalio tilto visas kultūras, nesvarbu, nieko nereikia ir pasibaigė tas visas. Šiaip Rūta labai gerai paminėjai tą visą sovietmečio palikimų naikinimą. Mano nuomonė, reikia kažkiek eliminuoti tų paminklų, kurio to blogojo palikimo. Bet man kas apskritai apie sovietmetį nepatinka, tai tas noras, kad kuo greičiau užmiršti, tarsi nieko nebuvo, kad tai yra vien blogis. Gal tai ir buvo palyginus su Laisva Lietuva blogis, bet tokia ta istorija buvo, atsitiko kaip atsitiko, žmonės vis tiek tas 50 metų sovietinės okupacijos gyveno ir vis tiek kažkas vystėsi. Mes iki šiol skaitome Marcinkevičių, gyvename daugiabučiuose, kurie statyti sovietmečiu.
Tai Čia įdomus momentas dėl daugiabučių, nes man, pavyzdžiui, sovietinė urbanistika, kaip tokia, tikrai ne prie širdies, ar tai būtų, ar gražu, tikrai man, čia asmeniškai tikrai nebūtų gražu, bet čia toks įdomus dalykas, kad iš vakarų atvykstantiems žmonėms, kai jie ieško kažko unikalaus, dažnai būtent sovietinė urbanistika, kaip prisimintas pats Černobylio populiarusis serialas, nufilmuotas buvo čia Vilniaus miegamuosiuose rajonuose irgi. Ir tai būdavo netgi, aš atsimenu, net atskiras turistinis segmentas, kurie atvažiuodavo į Vilnių ir jiems būdavo neįdomu senamiestį lankyti, jiems buvo įdomu važiuoti į ten Karoliniškės, Fabijoniškės ar Justiniškės ir vaikščioti tos rajonus ir jie čia sakė, wow, čia yra kažkas unikalaus, taip toliau. Tai yra toks, paradoksalu, viena vertus nežinau, ar jis toks yra mielas mums patiems, tačiau kita vertus kitiems iš išorės tai yra unikalu pas mus. Man tai atrodo, kad labai sunku apibrėžti būtent tą kaip sakyti, kokią įtaką padarė, gal ar teigiamą ar neigiamą, nes juolab, kad, pavyzdžiui, jeigu aš sakyčiau iš savo pozicijos, tai aš tuomet negyvenau ir aš tik tiesiog galiu girdėti kitų žmonių pasakojimus, prisiminimus, tai vis tiek yra ir tokie, kurie kažkaip gal neigiamai prisimena, kiti, kurie galbūt tuo metu buvo vaikai, jam visai labai teigiamai visas tas laikotarpis prisimena, be jokių tiesiog priklauso nuo kiek tau buvo metų, kai tu tada buvai, bet, pavyzdžiui, iš tokios būtent tekstilininkų meno tokios menininkų grupės, pavyzdžiui, sovietmečio, tai kaip tik šitas sritis buvo labai populiari ir labai buvo daug tekstilininkų ir labai juos rėmė. Ir aišku, būdavo, kurie sukurdavo ten labai jau tokį, kaip sakyti, pagal specifinę tematiką kūrinius, bet labai rėmė ir viešosiose erdvėse kurti gobelenus, visiškai jau pasirinkta laisva tematika, tai šitą, pavyzdžiui, sritis buvo labai naši ir labai populiari. Ir todėl aš taip norėčiau tiesiog palyginti, kad yra tokia ir gera pusė, ir bloga pusė. Kartais galima, yra dalykų, kurie yra tiesiog mažiau akcentuojami ir yra kurie yra labai remiami, labai tiesiog išsivystę tada, nes po to būtent laisvai Lietuvai būnant, tekstilininkų grupė labai nunyko visa ir dabar, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie tekstilės katedrą, tai ten, tai iš tikrųjų niekas su kažkokiu didingų darbų, tokių, kur viešose erdvėse tikrai nekuria, atsirastų, tokių darbų nėra. Čia lygiai kaip ir tą interviu viena moteris sakė, kad taip, dabar daug laisvesnis, bet iš tos laisvės. Jo, toks. Jo, jeigu dar grįžti irgi prie menininkų, tų, kaip čia pasakyti, reikalavimų, pagal kuriuos kūrė sovietmečiu, tai aš nežinau, kažkaip mano požiūriu dabar yra tas pats, tik kita pusė, dabar irgi tu negali kurti ten, iš esmės, teoriškai gali kurti visiškai laisvai, ką tu tik tais nori. Bet į parodas patekti arba gauti kokį nors finansavimą iš valstybės, tai tu privalai atitikti vakarietiškus reikalavimus, temas, visą kitą. Tai iš vienos pusės tu tipo esi laisvas, bet iš kitos pusės, tai tu, jeigu tu nori, būtent kaip Marcinkevičius, jeigu jis nori būti poetas, jisai turi sukurti ir kažką sovietui, ir savo. Tai ir dabar, man atrodo, dabar irgi tu turėtum sukurti ir vakaram, ir tada dar kažką savo, jeigu tu nori išpopuliarėti. Kad galėtum išgyventi ar laimėti projektą, nes projektas, jeigu tu nori būti pataikyti tą temą. Taip. Jeigu tu nori būti menininku, man aš visiškai sutikčiau su Deimona, kad reikia pataikyti į tam tikras temas, kitaip į tave net nepažiūrės, ar tai būtų kokia aplinkosauga, arba tai būtų koks rasizmas, ar ten visos lyčių, visos sistemos tenais. Jeigu tu apie tai nekuri, tai į tave net nepažvelgs, nes tai nėra aktualu. Dabar visas menas, man atrodo, pagrįstas tendencijom ir čia, kad menas dėl to, kad gražu dabar. Daug kas yra pagrįsta tendencijomis, nes ir būnant menininku, kad pirktų visus tos kūrinius, tai reikia būti aktualiu, reikia pateikti savo kūrybą taip, kad sudomintų potencialų pirkėją, o ir apie konkursus ir projektus irgi mano mintis tokia, kad
turi būti kažkokie reikalavimai ir taisyklės, kam skirti valstybės finansavimą ir kam neskirti, nes visgi tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Čia turbūt ir yra tas skirtumas, kad mes kalbam, kas sako, sovietmečiu buvo kažkokia tai meno dalis, kur buvo kaip ta privalomoji programa ir jie turėjo kurti tam sovietiniam realizmui. Bet iš kitos pusės savotiškai mes dabar jau, kaip sakom, išėjom į laisvą visuomenę, kur turėjo to nebelikti. Daugiau jokio privalomumo, menininkam kažkokių tokių privalomų gairių nebe. Tačiau staiga praeina keli dešimtmečiai ir paaiškėja, kad jeigu tu nori išgyventi, laimėti tam tikrus projektus, bet tu tiesiog turi kurti kažkokią ten ekologiją arba modernę ekologiją pagrįstą temą aptarnauti, arba čia kitas minės, kaip Rugilė minėjo. Ir tik tokiu atveju iš esmės tu laimėsi tos projektus, už kurios gausi pinigus. Čia turbūt tie atvejai, jeigu tu grinai konkuruotum tiesiog rinkoje, kur kas nors šiaip žmogus turėtų įsigyti tavo paveikslą, tai čia turbūt normalu. Tačiau didelė dalis meno turbūt gyvena dabar iš tų projektų, kurios realiai yra, kaip sakyt, pasikeitė laikai, mes sakom, kad išėjom į laisvę, bet vis tiek liko tas pats tokių politinių trajektorijų aptarnavimas, ar ne, iš menininkų pusės. Jo, tikrai, bet man dar labai įdomus taškas, kai Rugilė kalbėjo, kad mes dabar kalbam, kad iš vakarų ten turi pataikyti į ten genderizmą, ekologiją. Dabar vakarai gali būti, kad labai keisis po Donaldo Trumpo inauguracijos, tai įdomu, ar mes apsiversim kitą pusę, jeigu šitas ateina. Jeigu šitai ateina iš vakarų, tai kur mes dabar mesimės, į kurią pusę? Dar šiek tiek prie Vainiaus noriu pakomentuoti dėl tendencijų, nes jeigu tu esi menininkas, tai čia tada biškai kitas dalykas, jeigu tu taikai vien tik į tendencijas, nes kaip tik menininkas yra tas, kas kuria tai, kas ir jam ir visuomeniai galbūt būtų gražu, bet jisai kuria savitai, o ne taip kaip visi, nes jeigu visi menininkai kursi vienodai, tai kas iš to tada? Tuomet bus viskas vienodai. Tai vis tiek Lietuva yra laisva šalis, galima paišyti, ką nori, kurti, ką nori, tik tai tokia atveju nebus garantija ir iš to pragyvensi. Čia yra kiekvieno žmogaus laisvas pasirinkimas, jeigu yra žmonių, kurie, tarkim, tapo paveikslus vien dėl to, kad jų dūšiai gera. Bet pinigų nesiekia, turi gal kitus pajamų šaltinius ir jie yra labai patenkinti. Bet kai kalbam apie pragyvenimą ir pinigus, tai menas, ypatingai paveikslai, poezija, tai nėra paklausus produktai. Bet tai va čia, man atrodo, ir susilygina tai, ką mes turim dabar ir po sovietmečio. Jeigu tu nori pragyventi, tu turi kažkokią duoklę atiduoti tam, kas yra populiaru, tam, ko reikia, ir tada gali jau kurti, kaip tu panorėjęs. Ir aš tiesiog nejaučiu dar tokio žiūrėti gal kitą irgi, jog dabar nuo sovietmečio viso to praeis tuo irgi 50 metų. Ir jau 50 metų praėjus bus paveldas ir dabar yra labai daug parodų pastaruosiais metais apie sovietmetį, sovietmečio kultūrą, sovietinio žmogaus gyvenimą, nesvarbu ar jos ten kritiškai tai žvelgia ar ne, bet vis dėlto tai, man atrodo, jau visi, pavyzdžiui, daiktai arba prisiminimai, kažkokios nuotrupos jau traktuojama kaip verta ateiti pasižiūrėti, verta ateiti, tai bus paveldas. Nes tikrai labai daug yra parodų ir tokių renginių ir yra net nuolatinė paroda, kuri visą tokio meno lauką pristato būtent sovietmečio. Tai toks, man atrodo, kad vis dėlto tai vis tiek irgi bus paveldas ir žmonės jau dabar eina to žiūrėti, tai kuo toliau, man atrodo, vis tiek bus tas susidomėjimas. Aš tokį, šitas jau jeigu sovietmečio daiktai paveldas, tai aš per radiją girdėjau čia neseniai, kad net COVID daiktai dabar yra kolekcionuojami. Ir Nacionalinis muziejus susipirko didžiulę kolekciją COVID visokių plakatų ir visokių daiktų, tai net jau čia net keli metai atgal ir jau kolekcionuojami. Tai gal Nacionalinis muziejus neveikia tokio principo, kad eksponuoja tik tai paveldą. Bet kolekcionuoja. Iš savo rinkinių, jie visas parodas daugiausiai kuria iš savo turimų rinkinių. Jie kaupia tos rinkinius, po to tie rinkinio kuratoriai
tiesiog galvoja tas parodas, ką pristatyti ir vis tiek, man atrodo, labai dažnai yra ištraukiama iš tų kolekcijų daiktai parodyti į viešumą. Man tik dar vienas prisiminiau momentą, norėjau, kad nepabėgtų mintis, kai Rugilė minėjo apie tam tikrų sričių finansavimą meninių ir sovietmečių ir mes šiandien turbūt pagrindai ir aptariam paradoksinės situacijas, kur viena vertus atrodo gyvenam laisvoje visuomenėje, tačiau atrodo, kad labai panašiai vyko sovietmečiu arba netgi paradoksaliai tam tikros sritis, ir mes čia užduodam šiandien klausimą, kodėl tam tikros sritis atrodo sovietmečiu buvo geriau negu gyvenam šiandien. Ir vat aš prisiminiau tautodailės menininkus, kurie iš esmės buvo viena tokių irgi didelių klestinčių šakų sovietmečių, mūsų medžio drožyba, tu bet kur nuvažiuok nuo Juodkrantės, Nidos iki ten įvairiausių vietų, piliakalnių Lietuvoje, tu pamatysi pilną tos kultūros drožybos, kuri yra tikrai ir unikali, ir savita mum ir taip toliau. Ir kiek mano žinios tempia, tai kad jau kiek metų visi tie tautodailės katedros viskas yra uždaryti ir mes neberengiam net tokių specialistų. Ta prasme, realiai buvo pasakyta tokia paradoksali situacija. Sovietmečio Lietuvoje tautodailininkų reikėjo, tai nebuvo investuojama kūriama, o laisvos Lietuvos laikais sako, nebereikia mums šis tokių šakų, tokių specialistų rengimo ir taip toliau. Ir tas, nuskurdina mus pačius, mes patys save nuskurdinam dabar. Ir čia tokia paradoksali situacija. Dailės akademija nebėra nieko su tautodaile, nieko. Skulptūra, kai baigia žmonės nemokantis nulipdyti skulptūros, nes ten nebe apie skulptūrų lipdymą. Dabar viskas yra į konceptualizmą, tiesiog man atrodo, kad į daug, gal ne visais atvejais, bet būtent vizualaus meno kūrėjai, tai dabar tikrai neseka jokios tradicijos, tai yra tiesiog kūrimas atitinkant arba tendenciją, arba lygiuojantis į vakarų kultūrą, į visą tą konceptualizmą, nebūtinai vakarų, kažkur ten rytuose, Japonijoje labai yra konceptualus menas labai populiarus, tai tiesiog tas tradicija arba kultūros toks savitumas, man atrodo, yra nubraukiamas vizualaus meno. Kokia tai aš nekalbu ten galbūt apie muziką arba poeziją. Dailės akademijai, ko gero, restauravimas laiko kartelė, ne? Senumo metu. Restauravimas tai ir šiandien aktualus dalykas. Jo, bet mes ir, kai restauravimo studijavom, mes mokėmės realiai skaptuoti kažką ten daryti. Ir tas aš įprai galėčiau paantrinti, kad palyginus su, tarkim, šiuolaikinio meno kūrimo, kodėl ta tautodailė kaip drožyba yra šiaip nepopuliaru, nes tau reikia išmanyti, kaip elgiasi mediena, kaip jinai elgsis po 10 metų. Tada viską reikia pasiruošti, nes nebus taip, kad nusikirtau beržą ir iš karto ten nulipdžiau viską, jisai bus skils pas tave šiltam bute ir viskas. Ir po to tas pats yra su lentomis, kai tapai paveikslus. Dažniausiai 5-10 metų išlaikytos lentos yra geriausias, nes jos jau padarė visus savo judesius ir tada jau gali ant jų ten dirbti. Tai tokia, Niekas nebelaukia dar tiek metų, kad kažką paruošti. Taip. Irgi prie tų paradoksų ir mūsų tokių išvadų prieitų, lyginant sovietmetį ir šiais laikais, irgi kyla toks dalykas, tai kodėl mes tada cancelinam tuos sovietmečio, taip sakant, visus menininkus ar poetus ar dar kažką, kai dabar realiai vyksta tas pats, jeigu mes prieinam prie tos išvados, kad vyksta panašus kažkokie dalykai. Tai toksai paradoksas, kai kurie žmonės šiais laikais tarsi nemato, kad vyksta panašus dalykai ir būtent tie žmonės ir eina cancelint tuos žmonės, kurie gyveno tais laikais. Jo, pati jautriausia turbūt visuomeniai čia buvo banga, kai Justiną Marcinkevičių norėjo nucancelinti, tai tada pasijuto, kad žmonės nepritarė. Tai jau tokių Lietuvos... Tik labai priešinga reakcija buvo, ten pasipylė visokie renginiai, ten kur jau, ta prasme, gal buvo, jį žinojo, bet jau jis buvo taip šiek tiek primirštas, galim sakyti, ir jis taip naujai aktualizavos tada. O dar beje minėta apie tą cancelinimą ir aš tai savotiškai sakyčiau, mes dabar ir vakaruose tą cancel kultūrą
pristatom kaip kažką naujo, bet Lietuvoje tai nėra, tiesą sakant, tai visiškai nieko naujo. Ta prasme, kaip sovietmečiu jo buvo, mes turėjom kitą pavadimą, turėjom cenzūrą, kur irgi tam tikros idėjos, nuomonės negalėjo išeiti. Tai dabar yra tik tai iš vakarietiškų demokratijų ateinančius tos cancel, woke vadinama kultūra, kur irgi ko tu negali sakyti, ką gali sakyti, kurios žmonės ir kokias nuomonės reikėtų užcenzuruoti, neleisti jų eterį ir panašiai. Tai tam tikrą prasme, aš sakyčiau, čia yra panašu ir tai, kad tai tikrai yra realu, ta prasme, kad tai nėra šiaip pakalbėjimas, kad panašu cancel culture ir sovietinė cenzūra. Tai man tai rodė, kaip pernai buvo tas Doveikos kunigo pasakytas faktas ir kaip jį užsipuolė. Jis pasakė, kad ir ten jį puolė iš kur tu traukti skaičius, pasirodė, iš tikrųjų buvo Vilmorus atlikta apklausa, ar jūs bijote pasakyti savo nuomonę, Lietuvoje 80% žmonių sakė, kad jie realiai bijo pasakyti savo nuomonę Lietuvoje. Tai čia yra tikrai, jeigu ieškom kažkokių neigiamų sovietmečio padarinių ar pasiekmių, tai šitas dalykas yra ir jis paradoksaliai, bet nors praėjo keliasdešimt metų, jis realiai yra persidavęs. Ir absoliuti dauguma tų žmonių, iš tikrųjų net ir jaunų, man atrodo, turbūt būtų tam gal porą procentų skirus, panašus skaičiai. 4 iš 5 bijotų pasakyti savo nuomonę, ar tai darbe, ar tai kažkur viešai, nes bijotų, kad čia bus kažkokių pasiekmių dėl to šeimai, darbui, taip toliau. Tai anksčiau gal būdavo pasiekmė, kad, ten, tarkim, to ankstyvo sovietmečių, ten tokios realios bausmės, tave galėjo kažkur išvežti ar kažkur. Dabar turbūt žmonėm bausmės užtenka, kad tave viešai kažkas gal apdergs ir tavo kažkoks viešas pažeminimas, tada jis tau galimai turės įtakos kažkokios ateityje dėl darbų, tai realiai tos bausmės kažkokios jos susilpnėjusios, bet žmonėm užtenka. Imidžas šiais laikais yra svarbus dalykas, dabar mes ant to gyvenam. Dirbam, taip sakant, jo. Tai užtat gal tai, kad tas imidžas, nežinau kaip čia lietuviškai, įvaizdis yra mums svarbu šiais laikais, tai gal dėl to ir tas prisitaikymas atsiranda toksai. Nes tarsi tu turi būti tam jau idealiam įsivaizdavime ir jau neišeiti iš ribų, nes jau po to bus irgi blogai. Tai čia irgi yra šių laikų tokia realiausia bausmė. Bet realiai galvoju, ar darbdaviai žiūri tokius dalykus, ar jie susižiūri prieš samdant žmogų? Yra kas nors susidūrė. Nes kad tikrina Facebookas, tai čia, ta prasme, čia ne naujiena, jeigu tave kas nors nori priimti darbą, ten realiai atsiverčia tavo anketą ir susižiūri įmanomą informaciją apie tave, bet ar įdomu, ar kažkam neteko nieko girdėti, kad kažkas būtų realiai užspaustas. Aš žinau, kad labai konkrečiai, jeigu tu priklauso nuo srities, jeigu tai nedirbi su komunikacija, žiniasklaida, kokiu nors politiniu darbu, ten taip toliau, ypač kas su viešais ryšiais atstovavimu darbu, tai tikrai yra labai žiūrima ir labai ten net rėmelius pažiūri. Tai yra realybė, ta prasme, kurią aš pats žinau ir ten mano kolegos, tarkim, susidūrė ar bendramoksliai iš politikos mokslų instituto, tikrai tai. Dabar dar vieną atsiminiau labai neseniai nuvilnijusi įdomią temą, kaip irgi, užkencelino podarį, ne? Už tai, kad jisai kažkokius praeitį turėjo. Čia tą istoriją tu gal greičiau papasakosi, kad buvo tie... Jeigu greitai, tai nemanoma. Jo. Tai tiesiog dabar, jeigu pasiklausote ten kokiu nors iš tų, kur buvo tų insignijų atradėjai, tie muziejų direktoriai, kai jie laidose kalba, tai kaip jie dažniausiai visada apie būtent podarį paklausė, koks ten jo indėlis, ten tada. Mes apie teistus praeitie žmonės nekomentuojam, jų pasakym nekomentuojam, mes jų nekomentuojam, jų nėra. Įvaizdis. Tada sako, ne, mes su advokatais nesitarėm, bet formuluotė yra advokatinė tokia visiškai, kad mes teistų asmenų nekomentuojam. Ir va toks pat. Ir tai čia realiai žmogaus imidžas kažkas praeitį jam įvykę, jam neleidžia žmogui atradimą padaryti tokio svarbu. Čia nežinau, kiek yra susipažinę visi su ta istorija, kur katedros požemiuose atidengė naujus
Ten buvo nauja kripta, nuo lenkmečio slėptos insignijos valdovų karūnos, kur turėjo būti palaidotos kartu su valdovais. Šiaip, kas, aišku, turbūt nelabai yra, jeigu lankėsi požemiuose, tai yra padarytos kopijos ir jos yra ant tų karstų trijų uždėtos, o tikrosios buvo įdėtos į nišą ir užmūrytos ten ir užtaškytos ir paslėptos. Ir tas žmogus 10 metų nesiekė to. Jisai maždaug nuo 13 pradėjo domėtis, tada buvo tenais, jo rankas pateko tokio Lenko, kurio tėvas buvo tas mūrininkas, kuris slėpė tuo metu ir jisai ten papasakojo prieš mirdamas tą pasakojimą, kaip jis ten įslėpė, nors jisai pasigavęs tos azarto aistros, jis irgi norėjo surasti, nes šiaip čia mums yra svarbu istoriškai tą rasti. Ir čia irgi Lietuvos identitetas. Ir tada tenais realiai prasidėjo tie instituciniai, kieno ten požemiai, kas turi duoti leidimą, su visais turi sutarti, pristatyti, ir tada ten jie uždėjo tą tumblerį nuo 2014 iki 2024. Tai ten finansavimas, tai ten pas mus trūksta tyrėjų, tai ten kažkas dabar vyksta. Čia tokie, ką dabar jie per laidas sako, čia yra jų atsakymai tie. Ir kai tu bandai paspausti, kad kodėl nepradėjo anksčiau tirti, mes žinojame nuo 9, sako valdovo rūmų šitas muziejus direktorius. Bet tavęs paklausiu, kodėl tu šiandien nepradėjai daryti, kodėl tada tik tai pristatėjau, ten išėjai jau radau, be tos kelionės iki. Ten tuo visiems yra neįtikima, nes, pavyzdžiui, tas Poderis, kuris šiaip yra kaip ir entuziastas skaitosi, nes jisai be institucijų, be finansavimo šitą vykdė, jisai iš tikrųjų, kai jau galiausiai atsimušė visas sienas, jisai pristatė visuomeniai. Tai jisai šiaip jau laimėjo visuomenės meilę, nes jisai jiems pirmą pasakė, kad va čia yra, ten, taip, žinokit, ten istorija, visa kita, ir kas dabar... Tai realiai tavo atkaklumas gali paramušti cancelinimu, bet turi žiauriai atkaklus 10 metų pasiekti. Beros girdėjau paskutinės naujienas per žinias, kad jau kažko biškai buvo nepatenkintas kultūros ministras, kad atvėrė ir nenufilmavo ir turėjo kultūros ministerija tiktais dalyvauti šitam. Tai atrodo, kad jiems atsisuka atgal, nors aišku, čia taip sako, nieko tokio, čia maži pažeidimai tiktais, bet vis tiek. Jokių padalinimų jie neturėjo. Jo, tas šiaip yra pirmas efektas, svarbiausias yra ta pristatymo diena, o dabar jau kiek praėjo laiko, tu gali bet ką sukurti, pridėti ten, papildyti. Ir susitikti ten, sudėti rankas, sutart ir viskas, problemos pasidarys mažos, maži nusižengimai, praktiškai nėra jų, viskas gerai. Taip. Tai šiek tiek jau kalbėjom, ką mes perėmėm iš vakarų, bet galbūt turi dar kokių pavyzdžių, ką mes dar perėmėm iš vakarų, galbūt ne tiek jau iš meno pusės, bet galbūt plačiau apie kultūrą ir kaip manot, kiek progresyvi ta Lietuvos kultūra yra? Kas yra progresyvi kultūra? Kas tai yra per savoką? Kas nustato tą progresyvumą? Man atrodo, viskas, kas telpa į tą woke vadinamą kultūrą, būtų galima vadinti. Tu esi, kaip, woke, čia tas angliškas terminas, nušvitęs. Tau visos ten 7-2+ lytis ir tau ten... Progresyvumas, tai naudosim šią savoką ta prasme, kad, ką nustato ten vakarai, Iš esmės, aš sakyčiau, progresyvus menas, tai būtų tas, kuris aptarnauja visą tą tokią leftistinę pasaulėžiūrą, kuri eidavo, kuri eina nuo eko iki lyčių, iki ten taip toliau ir galbūt į tai telpa. Tik tai man toks įdomus pavyzdys, kiek progresyvi Lietuvos kultūra ir kai čia paminėjo Donaldą Trumpą, kuris šiaip jau atrodo, bent jau iš tos politinės pusės, tokia labai priešinga pusė brėžia tą liniją, kad ir lytis tik dvi ir ten taip toliau ir visas šitas woke dalykas, bet paradoksu Lietuvoje mes vis dar turim berods menininkus Gataveckas, kurie buvo visose antraštėse, visose portaluose. Ir tai būtent yra Lietuvos meno žmonės, šiaip žinomi Lietuvos meno žmonės, kurie pasisakė prieš ir man toks labai įdomiai toksai kažkokios pavėluotos reakcijos čia į Lietuvą ar kaip toliau, kad
net vakaruose jau vyksta kažkas, kur jau sako, mes to progresyvumo, jau per daug, jau išlipo per gerklę, jau rinkėjai net balsuoja taip, kad to nebebūtų. Bet pas mus vis dar yra žmonių, kurie net tokiom tendencijom pasukus vis dar laikos šito. Dar nespėjo. Kad atstovau tą progresyvę tokią leftistinę kultūrą Lietuvoje. Tas mane nustebino. Tai čia, dabar mes galim kaltinti ale vakarus, kad čia iš vakaruotė. Gerai, dabar vakarai takšt Ameriką užvokit, kas dabar Europą, ką darys. Tai mes dabar dalis Europos. Čia klausimas, jo. Bet tas, man atrodo, yra, kad kaip ir sakėm pradžiai, pirmoji daly, kad menininkai turėjo pritapti, turėjo atitikti tuos standartus. Tai toj tokioj menininkų, kaip čia pasakyti, bendruomeniai, yra tas, kad tu privalai vos nebūti, pritarti, visą kitą. Tai jie dabar yra tame, vis dar. Ir dar tie reikalavimai menininkams nepasikeitė, nes Lietuvoje valdžioje dar irgi nepasikeitė ten ta dainelė iki galos, taip sakykim. Tai jie dar ir išlenda su tuo prisitaikymu ir žiniasklaida irgi dar pilnai batų, kaip sakomės, nepasikeitė ore, dar jie irgi šitą, kaip čia, parodo, dar vis tame yra. Bet aš manau, kad pavyzdžiui ir, nebūtinai meno visuomenė, apskritai visuomenė arba pati jauniausia karta, pavyzdžiui, kaip šventės yra paėmamos, pavyzdžiui, Halloweenas, kurio mes tradiciškai neturime ir yra labai dabar ant bangos, kaip pasakyti, visi ir, aišku, pasirinkimas čia švęsti, nešvęsti, mūsų, ne mūsų, bet, pavyzdžiui, šventė kaip užgavėnės labai yra tokios apmirusios šitą tradiciją, nunykusi, nes anksčiau... Aš žinai dėl ko? Dėl to, kad ta kalėdojama pagrindinė skanduotė yra antisemitinė. Taip, bet pavyzdžiui, visa apskritai to tokio išvarimo žiemos, tai yra pagrindinė ne tai, ką skanduoja, pagrindinės yra tos tokios šventės yra tikslas išvaryti. Bet žiemą įkūnydavo, taip tariant, žydukai. Eidavom žydukais, jo. Taip, lašininis. Bet, mes vaikai eidavom žydukais, eini per būtų žydukais. Bet galbūt čia yra toks bandymas... Sunku suvokti, kad dar 2000 metais tai buvo normalu. Jo, galėjai sakyti. Man tai normalu, man įdomiai atrodo, kad per vienos kartos gyvenimo, kad įvyko toks labai staigus kultūrinis apsivertimas, kad mes vaikystėje dar Halloweenas visiškai buvo nepopuliarus, niekas jo nešvesdavo, niekas neminėdavo ir ten geriausia iš filmų jį žinojai. Bet priešingai užgavėnės jo ten eidavai pas kaimynus panašiai ir jau mūsų pačių dar gyvenimo laikotarpį, net ne mūsų gyvenimu, dar kaip ir pirmojo gyvenimo pusėje tokia, jau taip pasikeičia tradicijos, kad Halloweenas yra žymiai populiaresnė šventė, kur vaikai eina pas kaimynus, o užgavėnės žymiai mažiau populiari. O jūs įsileidžiat per Halloweeną, kai ateina pas jūs, ar neįsileidžiat? Ar apskritai vaikšto vaikai? Vaikšto. Gal Vilniuje taip, bet mažesnėse miestuose tai aš labai abejoju dėl to, kad ar apskritai tokias tendencijas visuomenė, kad ten pradinuką nelabai gali iš akiračio paleisti šiais laikais. Prengi giltinę ir aš iš Facebook'o tai pažiūrėjus, tai tikrai jau supranti, kad čia ne tik Vilniuje, jau tikrai ir už Vilniaus ribų yra minimo. Aš džiaugiuosi. Likiuose buvo, papasakot, ten buvo dekoracija kieme, namo, kur buvo realiai padėta žoliapjovė ir ten vaiko rūbelį prikišti kažkokio ten... Jo, tai pervažiuotas vaikas ir padėta prie gatvės. Vaikas po žoliapjovė. Tai tokie, net ir kaip, žinau, kaimeliuose, čia jau žmonės taip mini Halloweeną Lietuvoje, tai realiai tas yra priėma. O dėl saldainių ir priėmimo, tai aš savoškai džiaugiuosi, kad man neteko spręsti šitos dilemos, įsileisti ar ne, bet aš žinau, kad mūsų namo grupiai, net čia prieš porą metų atsiuntė e-mailą, tėvai sakydami, kad mes net iš anksto nupirksim saldainių ir atnešim jum,
jūs tik tai išsileiskit. Nu, bet aš tada kaip tik, kadangi vėlinės, tai buvau išvažiavęs tiesiog tuo metu, man net neteko spręsti šitas dilemas, bet realiai net tėvai, ta prasme, apdalina kaimynus saldainiais, kad jiem nebūtų, reiškia, kažkokių nepatogumų ir kad tie vaikai per Halloweeną galėtų atvežti. Aš tai sakyčiau, tai netgi yra tos woke kultūros vienas iš pavyzdžių, kuomet ypatingai, kai kalbame apie vaikus, imamasi įvairių priemonių, kad vaikai nepatirtų kažkokią tai nemalonaus jausmą, kad, tarkim, mano laikais, nors aš dar pakankamai jaunas esu, bet kai mes vaikščiodavom po butus, mes normaliai priimdavom tą faktą, kad nemažai žmonių yra tuo metu išvykę kažkur, gal darbe, gal kažkur kitur, gal šiaip neįsileidžia. Ir tai būdavo normalu, bet kažkiek įsileisdavo ir džiaugdavomės tuo, ką turim. Ne visada būdavo malonu, kai kartais per visą laiptinę praeini ir tavęs niekas neįsileidžia. Bet atrodo toks gyvenimas, o dabar mes bandom visokiojopai vaikus apsaugoti, tiek suaugusius, kad ten neįžeisti jų jausmų. Ir tada mes tokia per daug jautri visuomenė tapome. Jautri kažkam, bet jeigu pabandyk kažką neįtaktą pasakyti, kur tu gausi atgal. Bet apie tai sukasi woke kultūra. Jo, jautru ten, kur nustatyta, kad jautru, o kur jeigu nepataikysi, tai kiek gausi atgal. Bet aš tik manau, kad pavyzdžiui, kad ir, sakykime, mes kažkokius pasiėmėm iš vakarų, bet tai jeigu ir čia jau, kai buvo tas užgavėnės ir čia labai jau netinkama skanduotė, visai, kad, aš tai manau, kad toj skanduotėj nėra pagrindinis šventės objektas ir visai, ką galima jo kažkaip, jeigu jau labai reikia išvengti, bet tai irgi yra kultūros dalis, man atrodo, visos tokios šventės tai neišvengiamai yra kultūros dalis, nes dabar vaikai paauglienio amžiaus, jie sako ne vėlinės, jie sako Halloweenas, tai jau vien tik ta, jog mes čia turime vėlinės. Na šiaip tai yra du skirtingi dalykai. Halloweenas, vis tiek šitą dieną, dauguma dabar to... Ne tą pačią. Aš galvoju tik tai dar, kalbant apie užgavėnes ir apie tas skanduotės, kurios kai kam užkliuvo kaip antisemitinės, tai aš galvoju, bet vėlgi čia negebėjimas žiūrėti šventes ir istoriją kontekstiškai, nes, ta prasme, užgavėnės tai yra tradicija, kuri jau šimtmečius buvo dar iki visų antro pasaulinio ir taip toliau, kai po antro pasaulinio karo aš vis atsirado ta tokia antisemitizmo problema, arba kad visuomenės antisemitizmas aptarinėjimas ar taip toliau. Iki tol iš vis jinai egzistavo šimtmečius iki tol ir tos skanduotės, kurios buvo, ar tie kažkokie kultūriniai elementai, jie nieko nesusiję nei su antru pasauliniu, nei su tais pogromais, nei taip toliau, nes tai yra sena tradicija. Jo. Sutinku, nes juk aprašoma ir knygose, kad ir Žygimanto Augusto laikais čia buvo didžiausias balius, kaukių balius, kur yra persirengama. Tai čia su tas skanduotės su kažkokiais žydais visiškai, man atrodo, nesusiję ir aš labai sutikčiau. Tai ne tik ir... Tai reikia tiesiog atskirti laikotarpius. Tai ne tik žydukais eidavo vaikai, taip, mes tai nesvarbu, man atrodo, čia nesvarbu. Dėl ko dar norėjau pasakyti, kad tas žydukai čigonai yra dėl to, kad per užgavėnes yra išvirkščias pasaulis. Tai jeigu mes nesam nei ten čigonai, nei žydukai, tai ten persirinkti čigonai žydukais ir ten išsiverti. Arba vyrai persirinkdavo tada moteris ir tai buvo tada labai keista. Dabar. Jo, tai viskas, kas išvirkščia, tai ir tos visos kitos tautos būdavo pabrėžiamos, kitoniškos. O pavyzdžiui, kaip manot, kokią įtaką kultūra daro kasdienę mūsų gyvenimui? Man tai ta tokia kasdieninė kultūra, jinai tik tai, aišku, yra ir daug tokių elementų gražių, kuomet mes minėjom tą
net ir masinę kultūrą, ten kas tai bebūtų, filmai, dainų šventės, patiekalai ir taip toliau, kas yra mūsų kasdienybės dalis. Bet aš tiesiog, kalbant apie tą tokią masinę kultūrą, iš vis, jeigu ją galima būdint kaip kultūrą, kad jinai dažnai yra stimuliuojama žiniasklaidos ir čia žiniasklaida neša pagrindinį atsakomybę. Ir dėja, bet ta žiniasklaida dėl kažkokių ekonominių, verslo užmačių arba tiesiog clickbaito dažnai pataikauja tokiam žemiausiam žmonių instinktam. Ir dėja ir visuomenė dažnai nepasiduoda tam. Žiniasklaida tai vykdo ir žmonės dažnai pasiduoda. Ir man toks galbūt vieni keisčiausių dalykų yra susijęs su ta visa influencerių kultūra, nes čia yra toks kaip kultūrinis reiškinys influenceriai ir taip toliau. Ir kaip jie gimsta ir kas yra tai visuomeniai kišama ir ką jinai vartoja. Tai, tarkim, pastarųjų savaičių, naujai sužibusi influencinimo žvaigždė yra žmogus, kuris 20 metų atsidėjo kalėjime už nužudymą ir dabar išėjo. Tai Lapinsko ten. Ir dabar, ta prasme, sukasi visi portalo antraštės, jisai nuėjo į TikToką, ten žmonės prašo, kad už pinigus įsirašytų jiems sveikinimą gimtadienį. Ta prasme, ir tai yra realiai siaubinga, ta prasme, žmogus, kuris buvo ten kažkoks kriminalinės gaujos atstovas, jisai dabar, vos nežinai žvaigždė daromas. Ir čia yra, man ir iš žiniasklaidos pusės atrodo toks žemiausias, ką tu gali imti, kad tu gali viešinti tokius dalykus, ir dėja, bet ir iš visuomenės, kad pataiko ir kad jinai tą vartoja ir suvalgo. Tai čia toks neįgiamas tokios masinės tos kultūros apraiška man tokia, kuri nuvilia. Žmonės labai daug laisvo laiko turi, atsižvelgiant į tai, kad turi laiką šitą Lapinską žiūrėti, ten tokį Feniksą, bet gal nelabai minėkim, nedarykim reklamos. Bet irgi dar iš tos masinės kultūros, kuri daro įtaką, tai man atrodo labai filmai daug įtakos daro mūsų tapatybei, savivokai, stereotipams, ypač jaunimui, suformuoja labai. Dabar net nebe filmai, o serialai. Arba serialai, tarkim, visa ta kino studijų sukurta produktas. Nes kuom skiriasi dar filmas nuo serialo? Serialo tu realiai apsigyveni kokį mėnesį, kaip minimum. Ten jeigu kažką žiūri kiekvieną vakarą non-stopų, tu realiai gyveni tą gyvenimą serialą ir ten įsijauti, be abejo. Jo. Aš tik tai dar prisiminiau, kad toks įdomus dabar posūkis su tais politiniais reikalais Trumpo, kad jis ir mene atsispindės dabar jau. Ir būtent kalbant apie filmus, nes Trumpas vienas savo pirmųjų sprendimų, kad jis paskyrė berods Stallone su Gibsonu Hollywoodo ambasadoriais, tai realiai žmonėm, kurie būtent bus suinteresuoti remti tokius filmus arba scenarijus, kurie, kaip supratau, ten gal net nebuvo dar kaip taip konkrečiai apibrėžta, bet būtent remti tuos projektus, kurie nebūtų tie woke pusės, o būtų kažkokia normalių, mums pažįstamų tokių filmų, kuriuose ne taip kaip pastaraisiais metais, kai buvo, kai Hollywoodas turėjo rašyti scenarijų ir tą scenarijų tu privaloma ten kvotą turi įtraukti, ten juodaodį, homoseksualą, ten kitos tautybės atstovą ir ten yra pagrindinis veiksmo filmų herojus bus moteris. Tu turi būtinai atitikti tokius šabloninius standartus, dėl ko iš tikrųjų tu net elementariai net krito visų tų hollywoodinių filmų žiūrimumas, nes žmonėm tai neįdomu arba visiškai neatliepia ir jie nebežiūri to. Tas pats per tą patį, tiesiog visi filmai skiriasi kažkur. Tai dabar realiai net tokius normalesnius scenarius, kur tai net tam Hollywoodui sugrąžinti kažkokį veidą, tai dabar jau daromi sprendimai, kad tai būtų, tai gal kažkas keistis. Ir apskritai dabar yra vaizdų kultūra, kur aš kažkur esu skaičiusi, nežinau, kiek yra tiesa. Čia jau kiekvienas galima pagal savo kantrybės lygį išsimatuoti, kad
Jeigu puslapis interneto nesuveikia per 3 sekundės, žmogus linkęs jį vėl perkrauti arba vėl eiti iš naujo. Reiškia, jis nepalauks ilgiau. Man atrodo, čia toks nekantrumas ir yra tokio vartojimo. Reikia labai visko daug ir dėl tų serialų reikia tiesiog, yra žiūrima, pavyzdžiui, jeigu žmonės sako, aš peržiūrėjau vieną sezoną per vieną naktį. Tai čia yra toksai ir indėlis į nieką savo laiko kartais. Ne visada, aišku, gali būti pramoga ir tas pats ir ta vaizdų kultūra, kur dabar yra ir visas Instagramas, tai yra daug nuotraukų, tiesiog žmogui reikia, man atrodo, tiesiog taip išsivystė poreikis daug matyti, jam daug stebėti, nesvarbu, kiek jis iš to sužino ar ne. Ir įdomu, kiek žmonės filtruoja, aš bent jau mėgstu filtruoti, bet ar visi taip daro, nežinau, kad tu žiūri ir dar tu žiūri, ką tau nori per tai įteikti, per tos visus dalykus. Tai, tas jau nebėra kažkoks atsipalaidavimas, tu pastoviai įjungi kažkokį smegenų pusrutuliuką, kad jis tau veiktų, dėl ko tau tą nori pasakyti. Tai taip ir realiai formuoja visi Instagramai mus. Kas, mus gal jau nebeformuoja, bet paauglius, kad formuoja, tai čia yra faktas. Visi TikTokai, Instagramai ir ta tokia greita kultūra, kur ten reelsai keičiasi, kas ten kelias sekundės, tu tiesiog pripranti labai daug vartoti ir tau reikia daug greičio tame, daug absorbuoti per trumpą laiką kažkokios informacijos. Bet ir mūsų jaunimo kartai per mažai yra ugdoma kantrybė, kad ir aišku dėl to, kad mes visko labai daug turim, tada tiesiog tas kantrybės nėra ir turime rezultatą tokį, kad jauni žmonės netaip sugeba sutelkti dėmesį, nori visko dabar, čia ir dabar nežino, kad norint, tarkim, kažką pasiekti gyvenimą, kad reikia ten metus, 10 įdėti darbą. Man atrodo, dabar ta nauja karta atėjo žmonių, jaunų, kurie nesugeba išbūti darbo vietoje ilgai, kurie pastoviai keičia darbus labai greitai. Ten padirbė, atsibodo už pusmečio kitas. Taip, aš pavyzdžiui pritariu, tarkim, tam, kad bent jau mano srityje, tai yra finansai, kad gal reikia keisti darbus kas 2 ar 3 metus vidutiniškai, bet tik tai dėl tokių priežasčių, kad, tarkim, geresnis pasiūlymas, aukštesnės pareigos, geresnės galimybės augti, bet ne dėl to, kad man atsibodo. Nes jeigu kažkas sako, kad aš pakeičiau darbą, kad man atsibodo, tai aš labai svarstyčiau, ar norėčiau kažkokių daugiau reikalų su to žmogum turėti. Jeigu pagalvoju, mūsų seneliai, jie visą gyvenimą tam pačiam darbą išdirbdavo ir nieko. Tai mano mama irgi, jinai nuo pat universiteto baigimo dirbo tą patį darbą. Bet čia gal apie tą keitimą darbo, kas pusmetį, tai aš galvoju, čia yra ir tokio ir nekantrumo, ir gal ir tingumo praška, nes iš esmės tik po pusmečio, aš galvoju, jeigu tu keiti darbą, ir net ne pobūdį, bet tą pačią darbo vietą, tai tu pusmetį realiai užtrunki, kol tu įsivažiuoji. Ir po pusmečio jau tu turi parodyti kažkokius rezultatus iš esmės. Čia turbūt yra, kai jau daeina viskas, kai jau baigia tave apmokyti, visi jau tikis kažkokio rezultato ir pradeda tave spustel darbę, tu tada sakai, žinai, aš 2-3 metai, tai jau gal jau toks laikotarpis, kai jau tu taip apsičiupinėjęs ir rezultatus kažkokius parodęs ir jau ten tada ir pati turbūt ta įmonė ar įstaiga gali spręsti, ar tai jinai tave duoda tau kažką papildomą, arba tu jau tada iš tikrųjų domies, kad čia kažką pakeis dar geresnius surasti. Per pusmetį užsidirbi, kitam pusmečiui tą pusmetį po darbo pageiminė ir tada vėl kalbėti. Atrodo, kad dabar taip. Ir kyla klausimas, tai tokia visuomenė auga, ką mes paliksime? Kas bus tas mūsų palikimas, ar mes pakankamai skiriam dėmesio, pavyzdžiui, dabar mokyklose, kuriant vertę, apie tai kalbant?
Mes padarysim didžiausius memesų folders. Nors įdomu, jog YouTube įrašai yra jau vadinami ir yra keli darbai parašyti, jog tai yra jau skaitoma folkloru. Nes YouTube'as tai yra neprofesionalams skirta platforma, kurti vaizdo įrašus, tai nėra profesionali industrija ir dabar tai skaitoma kaip folkloras. Jau pradedama skaityti. Ypač tie video nuo 2.6. Bet yra tikrai ir yra tiesiog yra ir parašyti ir jau darbai mokslininkai, tai yra folkloras, tai yra palikimas. Realiai taip, kur jaunimas, kur mes sėdim dažnai, YouTube'ai, kur apskritai internetas visas folkloras, jeigu kažko reikia, kur pirmiausia ieškai, pasigūglini, kas į bibliotekas iškart nebėgs, tikrai pirmą pažiūrėsi, bent jau kur biblioteka, tą rasti kažką. Jo, turbūt atsakymas tai būtų, jeigu mes esam vaizdų kultūros karta, tai daug ką paleisim ateičiai, tai jo yra, va dabar kuriam istoriją. Dabar. Tai vaizdai, pokalbiai, kažkas turbūt, kas užfiksuos to laikmečio kažką. Reikia tik tikėtis, aišku, kad neįvyks kažkokie internetiniai kataklizmai, kurie labai greit sunaikintų tiesiog visą tą paveldą. Mūsų virtualus paveldas. To potencialaus paveldo internete jau nemažai sunaikinta. Ir aš dar tik labai tikiuosi, kad jeigu žiūrint tą jauną kartą ir ten visas tos vaizdinius paveldus, aš labai tikiuosi, kad jie nesėdės prie ekranų visą laiką. Nes dabar yra tokia bloga tendencija, kad jaunimas, vaikai sėdi prie ekranų ir ten viską absorbuoja iš ten, realiai užmirštami tą pasaulį, kas yra už ekrano ir kažką ten realiai pačiupinėti, paveikti. Tai kad ir tas paveldas mūsų vizualus, labai tikiuosi, kad jie nesidės prie ekranų. Aš sakyčiau, kad visas tas turinys skaitmeninis, šiuolaikinis, kuris yra sukurtas daugiausiai YouTube'ai, jisai laikosi ant tos senesnės kartos, tarkim 30-mečių dabartinių, gal mano bendramžių, kurie yra dar gyvenę, kuomet internetas nebuvo plačiai prieinamas ir mes kažkiek matėme to pasaulio. O apie dabartinę kartą aš ką pastebiu, kad jie labiau yra linkę lindėti ekranus ir tiesiog vartoti turinį. Atsiprašau. Ir kuomet jie tiesiog tik tai vartoja ir kai neskiria pakankamai dėmesio knygų skaitimui, rašinių rašymui, apskritai mokėjimui išreikšti savas mintis, kyla klausimas dėl jų gebėjimo apskritai kurti turinį, nes tam, kad sukurtum YouTube video, kad kažką nufilmuotum, kaip ir mes dabar filmuojame, mes turime turėti minčių, mokėti jas reikšti. Turi gyventi gyvenimą, kurį nufilmuotum ir po to kažkam parodyti. Taip, skirti laiką, montuoti ir visą kitą. Kurti turinį, jo. Taip, nes svarbiausias įgūdis yra mokėjimas kurti turinį, nes mes iš to gyvenam tam tikrą formą, iš to uždirbam, nes šitas kanalas neuždirba. Galbūt mes savose darbuose, ką mes darome, mes kūrime kažkokią vertę, bet vien žiūrėdami video mes vertės nekuriame. Todėl tikrai kelia nerimą tos neigiamas tendencijas. Ir aš bijau, kad jaunoji karta gali būti mažiau kompetitinga negu senoji karta. O tam, kad pasaulis ar Lietuva taptų geresnė vieta gyventi, tai jaunoji karta turi būti kompetitingesnė, už senąją dar naujesnė. Ir tiesiog mūsų vaikai turi būti panašesni už mus. Kitaip nieko gero. Tai mums reikia iniciatyvų, kurios atitrauktų jaunimą nuo ekranų, kažkaip sudominti juos. Tai turi uždrausti dirbtinį intelektą.
dirbtinis Aš taip nepritarčiau tam sudominimui. Ne viskas, ką mes mokomės, turi būti įdomu. Tiesiog turi būti pareigos jausmas, kad dabar tavo pareiga yra mokytis, kad ir tau matematika nepatinka. Ir per tai mes išmokstam, ne tai, kad žaidimų forma. Kad sudominti, tai tiesiog, kad parodyti vaikam, kad yra tas visas egzistuoja gyvenimas už ekranų. Nes mes turbūt visi esam pratę žaisti lauke, kažką veikti. Dabar labai tų vaikų žaidimų aikštelėse, kurios labai ten įdomios, mano vaikystėje tokių nebuvo, tų vaikų beveik nėra. Ir kad jos kažkaip tą tokį gyvenimą realų apčiuopiamą parodyti, reikia juos vesti, nes jeigu tu paduodi ekraną nuo mažo kūdikėlio, kai aš čia nesenai mačiau tokį video, kur ką tik pradedantis sėdėti kūdikis, jis jau turi priklausomybę telefonui. Jeigu tu iš jo atimsi, jis ten pradės klykti ir vartytis ant grindų, ir jeigu jisai užaugs vien su telefonu, jis nepajus to gyvenimo. Tai aš labai tikiuosi tokių iniciatyvų. Tas skirtumas yra, kad dar mūsų vaikystėje tiesiog pačios technologijos nebuvo tiek pažengusios, kad mes taptumėm nuo jų priklausomi. Mūsų tėvam net nereikėjo spręsti šitos dilemos, nes tiesiog nebuvo smartfonų, kol mes sulaukėm atitinkamą amžiaus. O mūsų karta iš tikrųjų turės... Aš tiesą sakant nematau kito kelio, kaip tam tikrų ribojimų tvarka spręs šitą dalyką, kad būtent, nes visais kitais atvejais tai yra tie visi ekranai, telefonai, jie netgi specialiai yra sukurti, kad pataikytų į žmogaus stimuliavimo patį centrą. Todėl visada, jeigu tu duosi nuo mažų dienų ekraną, ekranas laimės. Ekranas laimės prieš lauką, ekranas laimės prieš bet ką, kas bus aplinkui. Išskyrus tai, kad vis dėlto mes turim būti jau tiek sąmoningi tėvai, karta, kurie, iš esmės ribotų ekranus ir tuo pačiu tiesiog rodytų tą realų pasaulį, nes kitaip, čia yra visai nauja dilema, kurią mes spręsim, kurių nesprendė mūsų tėvai, pavyzdžiui, nes tiesiog nereikėjo. Čia nepriklausomai nuo laikmečio, jeigu nori, kad tavo vaikas išmoktų, pamatytų pasaulį, tai reikia užsimti, pačiam reikia rodyti tą pasaulį. Jeigu nerodysi ir pakiši telefoną. Kas būna pats lengviausias turbūt variantas. Na taip. Tai va, ačiū, kad mus žiūrėjote, labai džiaugiamės, kad mus sekate, jeigu patiko, dėkit like, prenumeruokit, komentuokit ir iki kitų susitikimų.